7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai Gabrieliaus serija tokia, kur užkariavo širdis to kovingumu, bet baigėsi nelabai laimingai, kokios pirmosios tos emocijos plūsta po tokios pabaigos. Liūdna, labai liūdna, kad nepasinaudojom tokią progą patekti į finalą. Tai tiesiog dabar tokia emocija liūdna. Šiek tiek galbūt keista, praeitose rungtynėse laimėjote, bet kamuolių puolime daugiau atkovojo Rytas, šį kartą atvirkščiai. Ką galite pakomentuoti tokios statistikos? Tai įsivaizduoju dabar, tai turbūt mažiau metimų prametėm ir mažiau kamuolių puolime galima atkovoti. Tai Rytas prametė daug metimų pas mus, jie daugiau kamuolių puolime, mes gal čia daugiau prametė metimų, daugiau kamuolių puolime atkovoti. Tai gal to susiję, bet tai nieko, jokios matematikos neįsivaizduoju. Pirmam kėlinyje atrodė, kad lyg ir viskas tvarkoje, dar laikotės, ten tas trajekas paskutiniam sekundėm buvo Ryto, bet vis dar žaidime buvo. Bet po pirmo kėlinio kažkaip pametėt savo tą žaidimą, tai kas nutiko po to ir ko trūko? Tai Rytas tiesiog gerai pasakė, pagavo gerą emociją, mes kažkiek padarėm tų žioplų klaidų, ne metimai, tai iškart ir sakiau, mūsų ta rotacija mažesnė, tai ir nuovargis, aišku, jaučiasi, kad kažkas ne taip, tai kiek susišnant rungtynį, nebesuskaičiuoji per savaitę, kad 10 dienų, gal 5 rungtynės, kažkas panašaus, tai normalu. Tas nuovargis turbūt ne tik fizinis, bet ir psichologiškai kažkiek jau užsitaškė po šitose rungtynėse. Tai aišku, nėra lengva, kai tu laimėjai rungtynės prieš 2 dienas, tas visos emocijos, daug sveikinimų iš pažįstamų. Ir tu pradedi tikėti, kad gali patekti į finalą, tai tas emociškas irgi labai sunkus ir nuovargis ir viską, tai nėra lengva. Šiaip nepaslaptis, kokia buvo pagrindinė trenerio žinutė dabar Rūbinei po rungtynių? Tai aišku, svarbiausia dabar yra iškovoti medalį, nes nieks nesikeičia nuo sezono pradžios, toks buvo mūsų tikslas iškovoti LKL medalį, tai yra svarbu klubui, svarbu kiekvienam iš mūsų išdės, arba treneriui. Kiekvienam klube dirbančiam žmogui. Tai mūsų tikslas nesikeičia, eisim, kovosim, beros už 3 dienų ir tikslas pasiekti medalį. Tam mažojo finalo serijoje irgi, jeigu prireiks 5 rungtynių, bus 5 rungtynės per 9 dienas, kaip įmanoma ir gauti dabar tų jėgų bent kažkiek? Tai įmanoma, viskas yra įmanoma, susitelksim, pasinaudosim visą mūsų medicinos sistema, visais resursais, ką turim ir tikimės, kad pavyks iškovoti pergalės. Ar tai bus 3, 4 ar 5 rungtynės, mums nesvarbu iškovoti medalį. Treneris po pastarųjų rungtynių Panevėžyje minėjo spaudos konferencijai, kad pas jūs bakeliai jau raudona švieselė dega. Tai kaip dabar, kas svarbiausia einant į kovą dėl mažajame finale dėl medalio? Jo, tai reikia tikėtis, kad ant elektros galim pavažiuoti, kad pasikrausim iš kažkur, jau kūras gal ir pasibėgė, kaip mato čia rungtynėse, bet dar iš tos inercijos, manau, važiuosim toli. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.